10 dieną. Jau papusryčiavau. Šiandien vieną treniruotę. Taip treneris nusprendė tikriausiai gal šiek tiek atkoją palydint dar labiau. Paskutinės stovyklos likusias dienas mažiau filmavau, nes viskas tas pats per tą patį kartojas, tie patys pratimai, tas pačios štangos, patys metimai visi, tas pats maistas, žodžiu, viskas tas pats. Tas buvo lygiai taip pat, nieks nesiskiria, tai nemaniau, kad gal bus įdomu, tai nebefilmavau daugiau. O čia yra paskutinių dienų tiesiog treniruočių epizodai ir tiek. Nenukris. Lemą nagai atlažinėjo visi. Nagai atskelinėjo. Biški ilgesni ir šakės. Viskas treniruotė baigta. Tokios gavos 2 treniruotės, vos nei vienas sujungtus. Ir kimštinį, ir štangą padarėm. Pašaliavom, pratimų pasidariau. Tai jo. Kaip visada. Va kabinosi. Ir ilgas. Geras. Ką, paskutinė treniruotė baigta. Baigiam ietį mėtyt, nes skaudėjo kirkšnis, viskas liuks. 2 metimai buvo 84 metrai. Kaip 84. Peržengus liniją. Nuo šitos linijos buvo 86, bet peržengiau iki čia kažkur tai 84. Tai taip ir pamatavom, nuo tos linijos 84 metrus. Dabar viskas einam dėtis daiktų, pietauti ir važiuosim į oro uostą, viskas skrisim namo. Kelias praeitas dienas lyjo labai, nelabai, tiesiog lyjo. Šalta buvo 16-17 laipsnių, tai vėjas baisus. Paskutinę dieną, o šiandien saulė dar išlindo biškį palepino mus. Kai ką su gera
su geru oru išvažiuojam namo. Plius praeitas dienas nieko nefilmavau, nes vėl lygiai tą patį darėm, tai nemanau, kad įdomu žiūrėti tą patį per tą patį. Tai tas pačias treniruotės, tas pats maistas, viskas tas pats, tai nieks nesikeitė, tai dėl to iš praeitų dienų nelabai ką ir nufilmavau. Ką, viskas išvykstam, atvažiavo autobusas, visi dedamės daiktus ir namo. Visi dar laukia eiliai, aš jau pridaviau vietis. Eisim į patikras ir viskas namučio. Eilės, didelės eilės. Matausi? Nu ką, aš jau namie, grįžau iš stovyklos, kelias dienos praėjo, Savaitę beveik, šiek tiek pailsėt sau leidau. Nieko nefilmavau, dar vieną mėtymą turėjom. Tai visai neblogai mėtės, aišku, visą laiką yra tų klaidų, visą laiką reikia taisyti, yra ką taisyti. O kitas dalykas, nemažai žmonių klausia, tai kaip tas kirkšnis mano, kaip skauda, nebeskauda, tai kaip ir viskas gerai, lygtais nieko nejaučiu, bet vis tiek reikia daryti prevenciją, reikia saugotis, tai sakyt, negalima užmiršti skausmų ir panašiai. Ir dar kitas update'as dėl varžybų. Tai pirmas varžybas. Jau turiu pirmas varžybas ir startuosiu labai toli. Taip, tai turiu pirmas varžybas ir startuosiu, tikriausiai jau matot mano maikės. Tokį. Tai va, grįžtam į Tokiją, kur pernai užbaigiau sezoną, tai šiemet ten pradėsiu. Tai tiksliai nežinau dar ar tas pats stadionas, bet man atrodo bus tas pats stadionas, tai nežinau, bus labai smagu. Auksinė lyga, goldas vadinamas, tai liuks, labai džiaugiuosi. Aišku, ilga kelionė laukia, bet tikiuosi pavyks ir nufilmuosiu visas varžybas nuo iki. Vis tiek, goldas, didelis stadionas, daug žmonių, didelė konkurencija, mačiau, kad gal 12 dalyvių bus. Tai kaip komercinėse varžybose visai nemažai čia dalyvių, manau. Tai va, tai toks update'as, tai va. Tai tikriausiai susitiksim jau kitam video, kai keliausim į Tokiją. Net nekeliausim į Tokiją. Jau jūs matysit visą Tokiją video, o aš jau būsiu po varžybų. Tai tiek, tai ką, tai ačiū, kad žiūrit ir iki.